Sveiki, Galasim Puma galėtų panaudota. Perėjau aš ją jau su 220 naniva rožinis aliuminio oksidas, labai kietas akmuo, gerai formą laikų, dirba greitai. Buvo tokia duobė didelė, atvirkščia šypsena vadinama, tai teko su grubiu padirbėti daugiau. Planas toliau toks, Arašajama 1000, pusiau natūralus aoto 2000, ir po to bus suėta, jis galvoju koks apie 7000. Vakar galandom pelę, o to pabandysim su Narutake, kaip užbaigimai tiks ir galų gale bus karasu su daug nagurlų turbūt, jeigu bus. Tai nebent labai patiktų Narutake, nes toks yra Maroičiai žinomas veikėjas akmenų pasaulyje, tai Narutakis labai dažnai, Nakajama ir Narutake, kaip galėtum rekomenduoja. Aišku, jie ne visi tinka. Čia Arašajama 1000, pusiau natūralus, natūraliais milteliais. Mes jau jį testavus ir peiliais. Dirba gana gerai viskas. Šiek tiek terčiasi, nepamenu su kuria pusė dirbau, tai su šita. Nes paviršių šiek tiek patartina nutrent, nes dažnai būna, kai kepa akmenis sintetinis paviršius gaunasi toks su mažai abrazyvų. Tai savaime, aišku, dirbant visiems, bet jei norit, kad greičiau dirbti, tai kaip matom, jau šitai pusėje dirbtis gerai, nes jau naudotas. Suspendė šiek tiek įskiria. Toks vidutinė kietumas, sakyčiau. Prie minkštesnių, kaip sintetinį jau galima vadinti. Prie minkštesnių šiek tiek. Greičiau vidutinis, sakyčiau. Suspendė, žodžiu, dirba klaikiai. Kaip matom, ir nesiteršia viskas, tik iš pradžių gali pasirodyti, poliruotas viršutinis sluoksnis sukietas, kad jis nelabai koks. Bet viduje slypi vidinės vertybės, žodžiu, geras jau. Teisingas. Aš apvalinsiu, nes daug metalo nuimintai. Kaip matom, čia visai nekimba. Abrazyvo paviršiai mažiau. Apvalinsim kampus, kad visada, kai metalo daug nuimam, gaunasi labai aštrus kampai, pavojingi, tai reikia juos apvalinti. Lengvas susižėjęs labai. Manyčiau pakaks, nes čia turėsim dar daug akmenų. Jokių problemų neturėtų būti, nes nuimta metalo daug, tikrai pasiekim viską, ką reikia pasiekti. Toliau pusiau natūralus aoto milteliais. Pusiau natūralus akmuo 2000. Minkštas, tai jis dirbs taip, lyginant su kietesniais, daug švelniau, tai jis gausis kokie 3000, gal net 4. Finišas panašus į tokinius. Ir plius natūralūs milteliai dar labiau minkštinai. Irgi šiek tiek suspendės įskiria. Matom, kad jau dirba lėčiau negu 2000 grynai sintetiniai, bet
bet už tai švelniau ir plius, kad bėdus saugo ne taip, nei juos ne užvarta nesusidaro, tai žodžiu yra daug privalumų. Bet sparta mažesnė, tai kampams skiriam dėmesį atskirai, nes jie net jeigu ir tiesūs ašmenys, jie linkia nepasigalas kažkaip. Kažkodėl tai yra kažkokie nesuprantami reiškiniai. Padirbėsime ilgiau, kad tikrai nuimtų viską mums prieš pereinant ant natūralių. Ir gerai. Toliau suėta riešo jamą. Sulota su žiedais vadinamais, tai yra taškeliai. Akmuo gražiai atrodo. Darbas, jie dirba normaliai, taip. Britų prie finišas ne visi tiks, bet šitas būtent daug švelnesnis, tai prie švelnesnių manau, kad jis gerai tiks tau. Greitai dirbo. Kaip matom, iškart juodavo pas mus viskas. Ir tai paskutinį kartą mes čia užapvalinam dar viską. Linijas, kaip matom, netrukdo, tokias plonas jos nebūna toksiškus dažniausiai. Tai, kad visai be linijų suėtos, tai retas atvejis šiaip. Jos tampa labai brangios. Bet dažniausiai, jeigu storas linijas, tokias rudas ir storas, tai greičiausiai bus toksiškas. Tai yra grubesnis, nelikęs akmuo. Tai įvairiai daro kapstų, iškasa duobes, arba tiesiog rengti reikia, bet Britum tai aišku jau toks dalykas nėra gerai. Suėtas dažniausiai naudoja poliravimui prieš užbaigimui arba prieš užbaigimui, prie finišų, kasumi finišui daryti. Tai žodžiu. Pradeda jau šiek tiek lipti, jaučiasi ašmenys. Vadinasi, nuvalyta viskas neblogai. Yra kažkoks barškėjimas, bet per ašmenis tikrai nemuša. Tai nežinau, kodėl tokie garsai, bet dar padirbėsim tai. Suspenzijas matom yra. Mes ją panaudosim, aišku, prasmingai. Tokie akmenys, sakysim, kur nieko nereikia galvoti, ir jie dirba taip, kaip reikia. Nes su suspenzija yra geriau, nes nuvalgo užvartą ir išryškina kalbelius. Skust nenori. Uosi nereikia. Toliau narutakį. Didelis, čia yra kažkoks tokia susiformavus globutė, bet ji man netrukdys numauti. Narutakė. Tai va, kai jau pasakojau, marluičiai yra toks veikėjas. Atrenka selekcionierius akmenų toks gana garsus, deda ant savo štampus panašius į maruką, tai žmonės irgi geriau vertina. Aišku,
žmogus supranta. Akmenys kokybiški, tai būtent Narutakį dažnai rekomenduoja Bretvom atrenka. Su Nakajama daugiausiai ir Narutakį. Tai lėtesnių jie už Nakajama, bet neblogai dirba, taip gerai gerų akmenų. Akmenus 4 kietumas. Nagoras nereikia, nes suspenzija įskiria pats savaime. Aš jį pritryniau ką tik tai. Aišku, nagorą galima paimti, bet įdomu, ką pats akmuo gali. Gal net daugiau negu 4,5, nes gana kietas. Vis dėlto gana kietas akmuo. Mažinam spaudimą ir esam užbaigimą. Spenzijų šiek tiek yra ir užtenka tiek. Būtent tiek, kiek reikia. Per daug irgi negerai, nes šiek tiek pradeda būtent ašmenis, nes priekį rytinėjasi abrazyvas. Tai nuplausim. Darom švaros šiek tiek. Jis svėria turbūt porą kilogramų, tai ranką šiek tiek vargina, aišku. Labai nenoriai, bet ko geras kustų ant odos padirbėjusi ilgiau. Nu, bet man vis dėlto įdomiausia karasukas, kaip pasirodys, tai su juo ir padirbėjusi. Liksim paketą kitam kartui. Nagorą medžėlau, tokia prie grobesnių, ir pati grobiausia, bet pradžiai mums tieks. Akmenį irgi išlyginau, kad tik buvo šiek tiek nelygus. Peilį galima galas, bet daryti jau pagėdautina, kad būtų idealiai lygų. Tai dabar tuo pačiu ir akmenį, nes gan grupokai užbaigiau tam 120 silicio karbidas ir paskui patryniau jį. Su tuo Narutakį būtent, kad viską sumažinta agresyvus, užbaigimai tokias mums tikrai nereikia. Mes nespausim, aišku. Medžėlio turbūt man labiausiai patinka tokį garsą skleidžia, kad jaučiasi, kad dirba. Tokia vibracija eina nuo ašmenų. Jaučiasi, kad kažką turi ašmenėm. Nagoras iš esmės užtektų ir vienos, nes mūsų trupa tampa smulkesnė ir tokį laipsniškai aštrumas didėja. Tai tai, ko reikia, tai būtent taip jau gamta sutvėrė. Dievas arba beždžionės. Kažkas sutvėrė, žodžiu. Sukomais judesiais geriau, nes būtent daugiau suspenzijos papuola po ašmenim ir plius, kaip tai visi subraižymai, net mes užbaiginėjom. Taip, tai gaunasi subraižymai tokie statmeni. Čia kadangi nestatmenai judama, tai greičiau nusiima viskas. Žodžiu, aišku, užbaiginėti reikėtų taip. Dar suspenzija susigeria, kaip matom, buvo jūs gana daug. Ir dabar atsidūrė akmenį, turi tokią savybę, kad jūs praktiškai neliko. Bet jį yra, nesimato, bet liks akmenį ir
dar geriamas savybės, visas poras užpildo. Jeigu įsiskelbia kažkur, tai vadinasi yra kur. Tai nėra blogai. Pažiūrim, ar neaštrus, kampai neaštrus, viskas gerai. Bandom skust. Jo, iš esmės galime eiti ir skustis, ant odos ir skusti jo. Tai, bet mes, aišku, neapsiribosim. Paimsim tenžo. Nagaras irgi ne visas vienodas, tokias gelsvas jos būna smulkesnės paprastai. Kietesnės ir smulkesnės, jeigu turi gelsvą atspalvį. Tai... Nu, aišku, čia jokia reikalo nėra, tai iš esmės užtenka vienos nagaras ir užbaigta švaros akmens, tai jūs vis tiek smulkėja, bet, nu, šiaip, sakykim, švietėjiškais tikslais. Pastudijuosim, kaip dirba. Jau smulkesnė, bet irgi yra tas toks šnabždėjimas, toks malonus, jaučiasi, kad dirba. Bet jau smulkiau negu medžiela. Nespaudžius visiškai lengvais judesiais dirbu. Nes taip ir reikia, nes jeigu spaudi, tai metalas linksta ir atvirkščiai efektas gaunasi, kad ašmenys mažiau pati viršūnė, blogiau netgi galandasi negu naudojant mažiau jėgos, tai žodžiu prasmės jokios nėra persistengti. Nu, akmenį galima apsukti, reikia apsukti periodiškai, kad vienodai dėvėtųsi. Greičiau lyginti reikės ir šiaip resursas bus ilgesnis, kai vienodai išdėls visas. Ir visą ilgį išnaudoti, aišku, stengtis. Yra toks lengvas lipimas, jau jaučiasi, kad paviršius jau sutampa plieno su akmens. Akmuo kietumas kietas, apie 5 bus. Greičiausiai nakajamas spėjimas. Šabadanai grubesni, šiek tiek minkštesni. Na, vatanai daug minkštesni būna. Kiek aš jų mačiau bent jau, tai po keletą čiupinėjau. Nu, zokų būna karasų irgi. Bet jų tokie smulkus labai tie taškai buvo. Atrodo, iš išvaizdos jau visai kitaip. Tai spėjau, kad čia nakajama. Vaizdėlis. Ar geriau nepasakyčiau, kad kažkas geriau gausi, bet keista. Bet yra kaip yra. Toliau koma, pati smulkiausia, galingiausia. Kampus apeisim ir išapvalinsim ir pašiaušim paviršių, kad lengviau atiduotų suspensiją. Daug mums nereikia, pakaks. Tačiau to šnapštėjimo, kaip matom, nėra. Smulkesnė. Greitai, bet greitai dirbu smulkiai, dėl to ir brangi. Smulkiai greitai dirbat. Dėl to labiausiai ir vertinama. Šiaip visos kitos vienodai kainuoja, išskyrus komą. Brangesnė ten 3 kartus ar 5.
imikavo nagorus, nes yra būna ir kitokių, nu, tai šitus yra, kad būtent su štampais Asano toks žmogus, tiksliau jis jau nebegyvas, bet yra paveldėtojas, kuris tas teisės turi, tuos štampus deda Asano Nagoro, tai turi viena geriausia reputacija, bet kiek naudojau, tai blogų nebūna jų, ką žinau, visas dirba ir vis atrodo taip, kad tai dirbsta kaip natūralūs akmenys, tai, bet jeigu norit, kad atrinkti tikrai specialistų aukštos kvalifikacijos, tai kaip yra, kaip ir garantija, kad neapsireksit, nors niekada ir apsirekti ir neteko dėl nagorų, kad nedirbtų visiškai taip nepasitaikė. Puma tokius priminkštesnių, nelabai kietus, gana švelniai skuta. Greitus tai greitų, kietas akmuo gerai, tik su užbaigimu. Rūdija, kaip matom, šiek tiek, bet neblogai priešins, chroma kažkiek yra aiškiai. Aiškiai yra, tai labai saugot nereikia. Atrodo taip. Nu jau, geriau. Ima geriau. Bet ant švaros, sakau, užbaigsim. Kad maksimalų aštrumą pasiekti. Mes jau galima eiti ant delšų, ant odos. Ir turėtų viskas gautis neblogai. Nereikia klausyti ašmenius, kaip keičiasi. Pradeda lipti, jeigu akmuo pakankamai smulkus, aišku, kokias turi ašmenys, koks kontaktas, tai jaučiasi, kad jau yra toks lipimas, tai galima užbaiginėti. Lengvais judesiais. Dar švelnesnis kontaktas bus šiltų vandenį geriamas. Ir aplamai su akmenim dirbti, nes atsakas gaunasi toks švelnesnis. Ir parodo savo geriausias visas savybes. Nuvalom. Vaizdas toks.